Ta Kapčiamiesčio miesto bendruomenės pirmininkė, pamiršau šios pavardę, kuri pasakė konkrečiai, mes nenorim viskas ir visa salė, kurie yra ten, aišku, tikrai nebejingi, šaukia poligonai, ne. Jau kaip ir pozicija, aiškiai, dabar yra klausimas, ar jau tikrai tas sprendimas priimtas, ar jie čia turbūt jau jį priėmė ir čia dabar jie kažkaip bandys kažką čia laviruoti, kažkaip. Ir čia Kasčiūnas, mačiau, patarinėjo, kad reikia kalbėtis individualiai su kiekvienu, arba tenais, aišku, kai kurios palengti savo pusę, ar pinigais, ar ten rinkos kaina. Aišku, ta rinkos kaina irgi čia yra. Aš laidą galima padaryti ten, kas ta rinkos kaina, kas ten, čia esmė ne apie tai yra. Bet aš vienas momentas, kad pats manai, jie dabar kalbėsis individualiai, ar gali būti taip, kad jie atvažiuoja ir tiesiog jos taip subtiliai pagazdina? Tai bus įvairių priemonių. Su tais, kurie turi kažkokių svertų, su jais bus kalbama ir jiems bus greičiausiai finansuojama, atlyginama su kaupu, o tiem, kurie paprastesni, kurie neturi už savęs nieko, jos tiesiog įbaugins arba pakiš popierius, kad jie sutinka pagal rinkos kainą, o po to suras būdą, kaip numušti tą rinkos kainą. Kaip? Tai tie, kurie... Dabar jie pasirašo sutartis, ne? Ir rinkos kaina tame regione automatiškai krenta. Ir pagal to regiono rinkas kainą, kuri bus po pusės metų, jie apskaičiuos jiems vertę. Ir ta vertė bus nukritusi ir tie namai iš viso nieko nekainuos. Suprantate? Čia tie, kurie ant finansinio prioriteto, su tais gali jie surasti, susitvarkys jie ten ar pasiūlės, ar dar kažkaip. Bet kaip Vaidas sako, yra tas pasaulio žiūrinis lygis, tas aukščiausias lygis, kuris tiesiog nepapirks jie jokiais pinigais. Jisai ne, aš nenoriu nieko. Kaip su jais darys? Tiesiog fiziškai išsikvies koks saugumas ir gal bandys, pasakys taip, kad greičiausiai per valdiškus namus greičiausiai paims tiesiog atvažiuos, iškeldins ir viskas. Atvežtis teismo sprendimą, viskas gali, tiesiog teismo sprendimas, tu čia galėsi eiti teismą su Lietuvos Respublika. Aš įtariu, kas neišvažinės, kaip taisyklė. Dabar karinis konfliktas Ukrainoje vyksta, ne? Ir kas lieka namuose? Senukai, kurie nieko nebeturi. Ir jam dabar pradėti gyvenimą kažkur ten, neaišku kur iš naujo, tak velniam, jis geriau jau tenai savo trimoji gaus galą. Labai sunku kažkur išvažiuoti, kažką pradėti, tiesiog, jeigu... Mes žinome, mes turim patirties. Aš šiek tiek esu keliavęs, jūs turite patirties, nemažai keliavęs, ne? Aš dabar galėčiau, jungtinės mano vaikai turi, aš galėčiau išvažiuoti į Ameriką legaliai. Ir dabar iš naujo pradėti visą gyvenimą. Bet visą tas, aš žinau, kad čia visą tai yra, toks, ten gal kai esi jaunas, tavo 18 metų, dar gal ir gali ten kažką pradėti, bet dabar, kai tu esi, ten mačiau video pas Račą, ten pas daugelį buvo tas video, ten porelė, mes sako, čia mūsų kelios kartos čia ir mes tiesiog kažkur važiuoti, kažką daryti, vienu žodžiu.